Taip. Tai sveiki visi ir labas Jurgita. Labas, Ugne. Šiandien mes taip kalbėsimės labai dabar tikrai aktualia tema apie tai, kas tas perdegimas yra perdegimo sindromas ir kaip padėti, kai žmogus su tuo susiduria, o galbūt dar ir svarbi dalis ar ne, kalbėti apie tai, kaip iki jo apskritai neateiti. Ir šiandien turiu paruošusi tikrai ne vieną klausimą, kuris man pačiai labai a, aktualus yra, kur aš pati ieškau atsakymų ir labai lauksiu, Jurgita, tavo pasidalinimų, nu, o kaip tu Mhm. matai, kaip iš tavo patirties ir praktikos, nu, va, tie kampai, tie atsakymai atrodo. Gerai? Gerai, puiku. Ačiū. Pirmiausia, tai ačiū už pakvietimą. Man labai smagu dalintis šitą temą, jeigu taip galima išsireikšti. Taip, bet vat, žinai, iš karto mes ir galim eiti prie pirmo klausimo, kodėl tu apskritai pradėjai domėtis šitą temą ir kodėl tada, ir iš to turbūt ir kyla, ar ne, tas prasmingumas dalintis apie tai, kodėl tu pradėjai domėtis. Aš tikiu tokiu dalyku, kad niekas nevyksta šiaip savo. Mhm. Ir tikėtina, tam, kad aš pradėčiau domėtis šitą temą, aš pati turėjau iki to daeiti. Mhm. Tai iš tiesų mano susidomėjimas šitą temą, mano gilinimasis į šitą temą atėjo po to, kai aš pati pabuvau toje perdegimo būsenoje, kai aš supratau, kas tai yra. Nors realiai, dabar jau, žinai, praėjus metams su trupučiu, kuomet aš jau esu giliau šitoje temoje. Tai dabar aš jau galiu pasakyti, kad taip aš ėjau, labai kryptingai ėjau link tos būsenos, link kurios buvau priėjusi, bet aš tada apie tai negalvojau. Mhm. Mhm. Ir kuomet, nesakau, kad taip, žinai, atėjo ta diena, kai aš supratau, neįvyko nušvitimas čia ir dabar. Realiai, kai aš jau buvau toje situacijoje, kuomet net fiziškai išlipti iš lovos buvo labai sunku, ir fiziškai, ir emociškai, aš pati sau uždaviau klausimą, žiūrėk, kažkas yra negerai, taip neturi būti ir taip negali būti, tai vadinasi, tu turi kažką su tuo daryti. Ir nuo tų minčių, nuo to momento pas mane prasidėjo ta kelionė paieškų, Mhm. o tai kas čia su manim negerai, Mhm. Mhm. ta prasme, ir kodėl taip yra. Tai realiai man suvokti ir suprasti, kad tai yra būtent perdegimo būsena, nors aš apie perdegimą ir anksčiau ir buvau girdėjusi, ir viešoje erdvėje tos informacijos yra pakankamai. Bet kuomet mano psichoterapeutas, aš tiesiog užsirašiau į psichoterapiją, nes pasiskambinau, bičiulis, tiesa, mano psichoterapeutas, ir sakau, žiūrėk, aš nebesuprantu, kas su manim vyksta. Mhm. Ir man tiesiog reikia žmogaus iš šalies, kad man padėtų susidėlioti dalykus į lentynas. Ir kai mūdu pradėjom kalbėtis, jis man labai tiesiai sako, žiūrėk, tu girdėjai tokį terminą perdegimas? Terminą tai aš girdėjau, bet pati savyje to atpažinti be pagalbos man nepavyko. Mhm. Ir čia labai organiškai, žinai, tada labai įdomu, ar tu išsigryninai, ar ne, kokie tie signalai jau signalizavo apie tą perdegimą ir, tau pranešė ir čia kartu, žinai, apskritai, tu ir dirbi su žmonėmis, ar ne, kurie tą perdegimą irgi patiria, iš ko tu supranti, kad jie jau ateina su to perdegimo sindromu. Dažnu atveju žmogus neateina sakydamas taip, kad viskas jau čia man perdegimas. Aha. Mes, turiuomenį žmonės, apskritai turim tą savybę sakyti, kad ne, su manim tai viskas gerai. Mm. Arba man tiesiog kažkas truputį, neišsimiegu, nepailsiu. Ir dažniausiai žmonės ateina
kaip pavyzdys, manęs nebetenkina dabartinė situacija, man nebepatinka mano darbas, kuriame aš esu Mhm. ir aš noriu iš karto keisti, noriu iš karto eiti į kitą darbą. Mhm. Ir tuomet, kuomet išsikalbi, kad iš tikrųjų, taip būna situacijų, neslėpsiu, būna situacijų, kada tikrai žmogus prastai jaučiasi savo veikloje, nes tiesiog ta veikla jau arba jis ją išaugęs, arba nebėra tobulėjimo, arba dar kažko. Bet tikrai būna situacijų, kur iš principo man veikla įdomi, bet jinai man nebepatinka dėl kitų priežasčių. Aš labai myliu savo darbą, man ta veikla buvo labai įdomi ir staiga vieną dieną, rodau kabutes, aš suprantu, kad man ta veikla nebeįdomi. Nes aš nebejaučiu pasitenkinimo tuo, ką darau. Arba aš tiek įkrentu į kažkokias veiklos kažkokią sritį, kad aš nieko nebematau, tada suprastėja mano miegas, tada aš nebepailsiu, tada atsitinka visi tie dalykai, kas mus išsekina. Ir didžioji dalis mano klientų, su kuriais mes pradedam kalbėtis apskritai apie coachingą ir apie tai, kaip žmogus nori siekti savo tikslų, nori keisti savo gyvenimo, ar tai krypti, ar tai apskritai nori gyventi kitaip, negu gyvena šiuo metu, jie neateina su ta mintimi, kad jiems yra perdegimai. Mhm. O ką jie sako? O pasakymas, va taip ir minėjau, būna tiesiog noriu kažko, nežinau ko, man nebepatinka taip, kaip yra dabar. Tai- Ir aš net nebežinau, į kurią pusę bėgti. Žinai, Mhm. Tai ar aš gerai taip girdžiu, ar ne, kad jie tokių net simptomų realiai nelabai atpažįsta, jie supranta irgi, kad kažkas yra ne taip, kad nori to pokyčio, bet vat kas čia, kodėl, vat to aiškumo kaip ir jo labai tokio didelio nėra. Taip, tu visiškai teisingai supranti, iš tikrųjų to tokio aiškumo, kad kad net mintis ateitų, žinai, o gal aš esu jau ties perdegimo riba, ar ne, nebūtinai, kad jau perdegiau viskas, Taip. Bet esu ties perdegimo riba, arba esu pakeliui į perdegimą, aš dar ir šitą terminą naudoju, nes taip yra, jeigu žiūrėsim, ar ne, iš mokslo pusės, kad neatsitinka perdegimas per naktį. Tai taip jie neturi šitos diagnostikos, pavadinkim, ir to įsivardinimo. Mhm. Bet kuomet tu su žmogumi pradedi kalbėti, žinai, tai ta diagnostika, vėlgi, aš nediagnozuoju, Mhm. nesu medikė, nediagnozuoju ten, dabar žiūrėk, čia tau viskas uždedu etiketę, tu perdegi ir... Ne, bet kai tu su žmogumi kalbėsi ir tu išgirsti, kad, pavyzdžiui, jis labai prastai miega, kad jam per laiką atsirado įtampa pečiuose, kad nebegali susikaupti, kad darbas, kurį padarydavo pakankamai greitai, dabar taip greit nepasidaro, kad atsiranda begalė įvairių kitų veiklų, kad tik tai nereikėtų daryti tą, ką reikia, pavadinkim, taip daryti, ar ne, tas atidėliojimas. Tai apie tai, kai pradedi su žmonėms šnekėtis ir kai tu klausi, tai dabar yra taip, o tai kaip tu nori, kad būtų, ar ne, arba kaip tu nori, kad būtų, o kaip yra dabar. Taip. Ir iš to momento ir iškyla tie visi dalykai, kad labai gali būti, aš niekada nesakau viskas tu perdegi. Mhm. Aš visą laiką, kuomet šnekėsiu su žmogumi, visą laiką kalbu apie tai, labai gali būti, kad žiūrėkit, jūs turit tam tikrus įpročius, kurie jūs veda į tą būseną. Va, tai tu labai labai irgi gerai, man jau žinai, jau kirvė. Jau niežtė, ne? Nes, kodėl, žinai, kodėl jie, mes apskritai, ar ne, nes ir tavo ir mano patirtis yra su perdegimu labai artima. Tai kodėl mes apskritai, tokie kiekiai žmonių, perdeginė, kodėl mes perdeginėjam? Tai įpročiai, ar ne, girdžiu, vieną. Mhm. Įpročiai ir įsitikinimai. Mhm. Aš iš tiesų net savo
Facebooko, mano viršelis Facebooko profilio ir yra apie tai, kad perdegimas iš tiesų yra mūsų tam tikrų įpročių ir tam tikrų įsitikinimų pasekmė. Mhm. Ar tu turi tai tokį sąrašiuką, nežinau, bet kokie vat įsitikinimai dažniausiai tavo praktikoj pasitaiko? Nu, ką tu girdi, ar ne, kurie jau paskui jau tu galvojam, aha, nu čia jau toks kaip šauktukas, ar ne, kur aš turiu atkreipt dėmesį, nes galima jau tyrinėt tada perdegimo kontekstą. Paslapties nėra. Greičiausia tai yra susiformavę, nes kas yra įprotis, ar ne? Įprotį mes atsinešam iš savo aplinkos, kuris ateina. Ir iš vaikystės, ir iš jaunystės, ir iš mūsų socialinės aplinkos. Tam, kad aš galėčiau būti vertingas, Okay. Taip. aš turiu dirbti daug ir sunkiai. Mhm. Tai vat vienas iš įsitikinimų, kuris žmonėse tikrai yra. Mhm. Kitas momentas yra, didelė dalis yra labai žmonės nori kontroliuoti aplinką, savo aplinkinius. Ir tikrai nemažai yra tų tokių pakeliui į perdegimą, Mhm. kur tai jeigu aš nepadarysiu, o tai kas padarys. Mhm. Mhm. Taip. Šitas momentas yra. Pažįstama, taip. Toliau dar vienas yra momentas, vat jeigu pradėjau, to-do listas yra va tokio ilgio dažniausiai, žinai, ten iš 105 punktų, kaip aš juokiuosi. Ir jisai dažniausiai yra surašytas, vat vėlgi pas žmonės yra įprotis susirašyti viską ant vieno lapo. Taip. Ir tada dėti tuos vadinamus čekus arba braukyti. Labai smagu užbaigtą darbą išbraukti. Su viskuo sutinku. Tik tai momentas yra tame, kad tas visas to-do listas arba tas darbų sąrašas, jis atsiranda viename lape ir kažkodėl labai norisi visiems tą lapą, tuos Mhm. darbus išsibraukti per vieną dieną. Mhm. Kas realiai dažniausiai Kas neįmanoma. dažniausiai neįmanoma. Mes visi turim 8, kaip ten 3x8, ne, 24 valandas paroj ir 7 dienas per savaitę. Neturim mes laiko kažkokio kitokio. Ir va čia ir atsitinka, žinai, va žmogus fiziškai stengiasi padaryti visus darbus per tą savo, pavadinkim, darbo dieną, kokia ji bebūtų, o dažniausiai tie, kurie yra, pakeliui į perdegimą arba linkę į perdegimą, nors mes turbūt visi esam linkę į perdegimą, jie dirba tikrai ne 8 valandas. Mhm. Mhm. Ir jie dažniausiai stengiasi visus tą išsibraukti tuos visus savo punktelius per tą vieną darbo dieną, kuri išsitęsia iki 14-16 valandų paroje. Taip. Kai žmogui nebelieka laiko. Čia labai netinkamas tas terminas yra, tiesiog žmogus taip susidėliojęs yra savo laiką. Taip. Kad jam nebelieka laiko pavalgyti, jam nebelieka laiko, nežinau, pažiūrėti per langą, jam nebelieka laiko niekam kitam, jis tik tai daro, o kuomet jau pamato, kad visko nebespėja, kas yra surašyta, tada atsitinka kas? Tada atsitinka vidinė įtampa. Mhm. Tada persikeliu į kitą lapą, tam kitam lape darbo kalendoriui dažnu atveju būna dar ten prirašyta visko. Ir tada vėl viską perkeliu, ir vėl turiu begalinį darbų sąrašą ir vėl nieko nespėju. Tada prasideda aš nieko nespėju, aš nieko nepadarau. Įsijungia va tas savivertės klausimas, sutrinka tada visi mūsų fiziologiniai procesai, nes mes nepavalgom ir nepamiegam. Niekam nepaslaptis, kad tam, kad mes pamiegotume, mums yra reikalingas tas poilsis. Serotoninas gaminasi mums miegant, jeigu kalbėti apie hormonus, ar ne? O pamiegoti mes nebegalim, nes mes esam tiek išvargę, ir karuselė užsisuka. Taip. Labai įdomu, žinai. Ir vat kas dar tokį kampą noriu dar priminti, ar ne, kad tu labai per kaučinginę formą dirbi.
su žmonėm, kurie eina perdegimo kelionėje. Ir ar tu pati sutinki jau, kurie, nu, iki to paskutinio taško, ar ne, atėję, nu, kurie jau tikrai yra perdegimo, nu, taip pati paklausiu ir turbūt, kad tie, kurie jau perdegimą turi, tai turbūt nei tu, nei aš nebematome, jau mato kliniką, ar ne? Tai pati paklausiu, tai žinai, tas atsakymas man atėjo. Bet nuo ko pats klausimas kilo, nes man labai įdomios istorijos, žinai, žmonių. Gal Mhm. kažkokių tai, vat, atsimeni, aišku, konfidencialiai, be, be jokių, žinai, identifikavimo formų, bet galimybių, kažkokių tai įsimintinų istorijų iš žmonių, nu, tų patyrimų, kurie, nu, susidūrė su ta perdegimo kelionė, tada taip vadinkime. Vat kaip čia prie to paties, ar kaip taip atsitinka, ar ne, ar su kuo išgyvena, ar jie kažką tai keičia paskui, ar kažkas tai kardinalaus vyksta, aš nežinau, bet, nu, čia tiesiog, žinai, gal kažkokių istorijų. E, tos istorijos, dabar tiesiog bandau atgaminti savo galvoje, ar ne? Taip. Tai, na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, viena klientė realiai, mes dirbant vat, per sesijas, irgi aš jos tiesiog paprašiau, vat mes kalbėjom apie tai, kad jinai labai tikrai jaučiasi labai pervargusi, labai pavargusi ir yra kelios veiklos ir viena veikla yra ją maitinanti, pavadinkim taip, ar ne? Kita veikla yra ta tokia dūšios veikla ir jinai nori labiau koncentruotis į tą dūšią, bet niekaip negali paleisti tos, na, finansinės tos pusės, kuri maitinanti ta veikla yra, nors jai jau ten nebepatinka. Ir va čia man, žinok, jau buvo signalas. Mhm. Ji tiesiog pasakojo savo istoriją ir man čia jau buvo signalas, kad, aha, jau pas žmogų, jeigu žiūrėsim per kaučinginę pusę, Taip. pas žmogų jau yra klausimas su aš identitetu. Mhm. Mhm. O kas tu iš tiesų šiuo metu esi ir kas tu nori būti. Tai Mhm. jeigu man kas labiausiai pastaruoju metu dirbant su klientais, kas visai smagiai pasiteisina, jeigu taip galima pasakyti, būtent Dilso neurologinių lygmenų piramidė. Ir jeigu anksčiau aš kažkaip pradėdavau labiau krapštyti iš apačios, ar ne, per veiksmų prizmę, per gebėjimus, tai šiandien dienai mes daugiau pradedam kalbėti nuo viršaus. Mhm. Nuo to, ką tu nori, kaip tu nori, kad būtų, kaip tu save tame matai, kas tu ten esi, ir tada, na, jau prasideda dalykai apie šitas veiklas. Ir vat būtent su šita klientė vat ir buvo tas momentas, kad ji tarsi save mato vienur, Mhm. toks vidinis, žinai, iš vienos pusės tai tam tikra prasme yra ir psichologija, bet kartu tai yra ir coachingas. Ir ji mato save vienur, ji nori ten eiti ir vat pati savo dėl tų vidinių dalykų, kurių nemato iš išorės, prasme, žinai, savo neleidžia. Ir va čia atsiranda vidinė įtampa ir va čia prasideda ta kelionė į tą perdegimą. Ką mes tada darėm? Mes tada su jie turėjom 6 sesijų ciklą ir pati pradžia vat ir buvo nuo to, kad išsiaiškinama, tai kaip jinai nori, kad būtų ir kad jinai neleidžia savo visiškai pailsėti. Tai iš principo pačios pirmos sesijos metu jai atėjo įžvalga, kad pirmiausia, tai aš turiu susirasti laiką savo poilsiui. Nu, puikiai žvalga tokia, žinai, atrodo iš tikrųjų keičianti iš pamatų viską gyvenime gali būti. Tai va, ir mes, žinai, va, pamenu pačią šitą sesiją, kažkaip iškilo iš pokalbio, iškilo metafora apie burinį laivą. Mhm. Apie burinį laivą ir apie, na, tą visą plaukimą, pavadinkim, didžiuliame vandenyne, kuris nebūtinai yra labai ten audringas ir visoks kitoks. Tvarkoj, sakau, bet tai jai pačiai iškilo. Nu, vat gerai, žiūrėkit, nu, vat laivas, ar ne? Ir tada jinai, aha, nenoriu, sakė, aš tų burių skleisti,
Nes mes kalbėjome apie tikslą, žinai, vat, per tą metaforą, apie, kad jeigu nežinai, kur plauki, tai tau joks vėjas nepalankus. Ir tada, žinai, jinai ne, nenoriu aš tų burių skleisti, aš noriu jas nuleisti, atsigulti ant denio ir tiesiog padreifuoti. Labai organiškai, labai gražiai. Tai žinai, vat čia po to, vat iš po sesijos kalba, žinai, sakau, tai ką jūs išsinešate iš šitos sesijos? Sako, žinai, ir kitą supratau, kad man pirmiausia, tai aš turiu leisti savo atsigulti ant to denio ir tiesiog pailsėti. Mhm. Tiesiog vat sustoti, pailsėti tam, kad galėčiau tada po truputį judėti, nes ta linkme, kur aš noriu judėti, nes kitu atveju nebus tų momentų. Tai vat tokia viena istorija yra. Mhm. Tai labai gražiai atspindinti, žinai, ir perdegimo momentą, nuo ko galima būtų pradėti savo padėti ir per ką galima net prie to prieiti. O žinai, vat lygiai grečiai klausimas irgi eina vis, o kaip tu vat pati savo ribą turi, kur dar tas coachinginis, žinai, pagalba, dar jinai tinkama yra, o kur jau nukreipi, specialistam ar psichoterapeutam, ar netgi jau ar psichiatram, ar šeimos gydytojam, ar ne, mes čia galim tuos skirtingus specialistus turėti komandoje. Žinai, vat čia momentas yra, aš labai klausausi kliento ir kuomet prasideda labai daug neigimo. Ne, čia su manim viskas tvarkoj, ne, čia, prasme, o tai aš ten negaliu ir dažniau galbūt kalba tada eina apie psichoterapiją ir psichologus su medikais. Kartais būna, jeigu žmogus prasitarė, žinai, kad man ten labai ten širdis daužosi, ar ten oro trūksta, ar ten dar kažkas nutinka, tai aš tuomet, jau sakau, žiūrėkit, jeigu jūs jaučiat kažkokius fizinius pojūčius ir fiziologija jau pas jūs šlubuoja, tai vadinasi, jau gal jūs geriau dar šalia mūsų pokalbių, jūs nueikit pas gydytoją, pasidarykit ten kardiogramą, užsirašykit, pasidarykit kraujo tyrimus, tam, kad būti visiškai tikriem, kad jau viskas yra tvarkoj. Tikrai nelendu nei į savo daržą, neužsiimu kažkokiais gydymais, visą laiką geriau yra nukreipti žmogų pas specialistą, nes būna, pavyzdžiui, tarkim, kažkokias vaikystės traumas, nubėga mintis žmogaus, dar kažkur. Tai tokiu atveju aš ne terapeutė, aš negebu dirbti su vaikystės traumomis ir negebu lysti ten kažkur labai labai giliai, kad išsikrapštyti ten tuos visus dalykus. O tikrai, neslėpsiu, tikrai būna tokių situacijų, kur iš ties tos pagalbos reikia ir gilesnės, tos psichoterapinės kaip pavyzdys, ar psichologinės gilesnės pagalbos reikia. Bet man labai, žinai, gražiai skamba tavo, idėja apie komandą dirbti lygiagrečiai. Nes man atrodo, kad kiekvienas specialistas, perdegimas nėra liga, jeigu taip žiūrint, tai yra sindromas. Ir tada, pavyzdžiui, jeigu yra miego kažkoks sutrikimas, ar kaip tu sakai, vaikystėje kažkokie, trauminiai patirtis kažkokios, ir coachingas, viskas, man atrodo, gali lygiagrečiai labai gražiai eiti. Ir tada yra klausimas tik tai apie komandą, ar ne, kurioje tas žmogus gali kokybiškai darbuotis. Tai man labai gražiai suskambėjo. Tai ką tu sakai? Aš šiaip esu apskritai už tai, kad dirbti komandoje, nes kaip aš matau ir ką sako tiesa užsienio patirtis, kiek aš žinau, kiek teko domėtis, pavyzdžiui, užsienyje, tai coachingo specialistai ir psichologai, psichoterapeutai, netgi terapeutai, medikai terapeutai labai sėkmingai dirba komandai dėl labai paprastos priežasties. Kiekvienas daro savo darbą, pavadinkim taip, ar ne? Ir jeigu terapeutas gali padėti dirbti su trauminėmis patirtimis, ar ten psichologas gali padėti dirbti su trauminėmis patirtimis vienokiamis ar kitokiamis praeityje,
Tai coachingo specialistas, jo kaip tik darbas yra eiti į priekį. Ir su tais pačiais, su tų pačių įsitikinimų kažkokių, ar ten įpročių kažkokių keitimų. Tu tiesiog gali padėti žmogui eiti į priekį ir suprasti, o kas tam žmogui trukdo eiti į priekį. Mhm. Ir jeigu trukdo, kaip pavyzdys, kažkokia trauminė patirtis praeitį, tai labai drąsiai gali pasakyti, šiek, tai va, kolegos numeris, mano rekomendacija būtų su juo pabendrauti. Ar žmogus tą darys, čia jau yra žmogaus reikalai. Čia jo atsakomybė. Taip. Čia jo atsakomybė, bet principe, tai vat tas bendradarbiavimas, jisai yra labai naudingas ir tų krypčių jų gali būti visokių, galų gale tos pačios terapijos, ar ne, tai gali ten pasirinkti, kas tau labiau prie dūšios. Galų gale, jeigu, pavyzdžiui, žmogus ateina, sako, žinai, man ten širdis toja, oro trūksta ir toks jausmas, kad numirsiu, tai pala, čia jau yra žinutė apie panikos atakų momentą, tai coachingo specialistas čia tikrai nepadės. Čia jau reikia net ir psichiatro ir medikų tikrąją to žodžio prasme, nes jau yra greičiausiai reikalingas ir medikamentinis gydymas. Mhm. Nu, okei, taip. O dabar žiūrėk, kadangi apie pagalbą kalbam, bet vat labai norisi tada iš tos coachinginės pusės, ar ne, kaip tu matai, kas gali iš tokių gal praktinių, vat, gal tu turi dar idėjų, tu jau pametėjai, jau, žinai, ir pasifiksavau kai ką net, bet ką gali žmogus daryti, kad pirmiausia, pavyzdžiui, nepakliūtų į perdegimo spąstus? Bet čia turbūt, žinai, yra pats, aišku, gal iš tos pusės, kai aš galiu pasidalyti, ką aš dariau. Mhm. Labai gerai. Nes tai yra mano patirtis. Visų pirma, perdegimas mano galva yra apie ribas, apie asmeninės ribas. Mhm. Ir tam tikra prasme, tam, kad aš galėčiau savo padėti, aš pirmiausia turiu savo pasakyti, iki kur aš dar galiu, Mhm. o nuo kur jau viskas. Mhm. Mhm. Tai tas ribas atpažinti, ar ne, kažkaip atpažinti. Ką aš pati savo pradėjau daryti, kuomet, okei, esi ant perdegimo ribos, gerai, tai ką dabar tu gali daryti? Pirmiausia, pačiai savo labai griežtai rutina. Mhm. Mhm. Tai yra ypatingai tas darbo ir poilsio režimas. Kad ir kaip tai skambėtų banaliai, Bet tai veikia. bet tai veikia. Bet tai veikia ir ką aš pati savo pradėjau daryti, aš tiesiog pati savo pasakiau, aš dirbu maksimum iki 18 valandos. Mhm. Puikiai. Aiškiai riba labai. Taip. Pagundų, patikėk manim, tikrai visą laiką, juolab, kai tu esi įpratęs, atsiprašau, išsireiškimą varyti iš inercijos. Nu, vat paleidau tą kamuoliuką, ne, nuo kalno ir jisai ten rieda iš tos inercijos. Ne, jeigu tik pagundų visą laiką atsiranda. Bet vat pats savo, pasisakei taisyklę ir pats savo su tą taisyklę draugauji. Mhm. Ir visiems klientam, ir visiems, nežinau, tiem, kas... Aš pradėjau nebekelti klientams telefono ragelio po 18 valandos. Mhm. Pradėjau išjunginėti darbinį, nesakau, kad aš su kompiuteriu visai nedraugauju. Taip, aš mėgstu skaityti straipsnius, kaip pavyzdys, ne, kartais net ir tam pačiam Facebook'e panaršau, bet tą irgi kažkaip Facebookas yra labiau tik tai tokia darbiniam, komunikaciniam dalykam. Bet darbinis paštas, pavyzdžiui, iš telefono, jisai dingo. Labai praktiškas patarimas iš karto. Nes ką dažnu atveju dirbantys žmonės, ypatingai, pavyzdžiui, verslų savininkai, ne, arba tiesiog tie, kur aukštesnės pareigas turintys žmonės, ar šiaip žmonės yra įpratę turėti darbinį elektroninį paštą pas save mobiliajame telefone. Nes jame mes ten viską turim šiandien dienai. Tai darbinis elektroninis paštas iš telefono su tą pačią minutę buvo
pasakiau savo, kad ne, viskas ištryniau. Ir taip kompiuterį tu gali išjungti, telefonas vis tiek yra visą laiką su tavimi, bet žinutė į darbinį paštą, ji ateina, kad ir vakare, tu ją randi iš ryto ir pasaulis dėl to nenugriūva. Mhm. Kitas dalykas, ką pradėjau, man tikrai labai suveikė ir knyga, beje, vienas dalykas vadinasi labai gera knyga ir ten yra ne tik tai apie verslą, ten yra ir apie tai, kad tiesiog vienu metu darau vieną darbą. Mhm. Mūsų smegenys nemoka daryti kelių darbų vienu metu. Taip. Aš Norim labai ar ne, bet dėja. Taip, labai norim. Ir aš beje, ne tai, kad ten ginčytis ar kažką įrodinėti, aš net esu skaičiusi keletą mokslinių straipsnių. Būtent apie tai, ir būtent tie moksliniai nuorodos į tos mokslinius straipsnius buvo knygose apie perdegimą, Mhm. kad magnetinio rezonanso ar ten smegenų tomografijos metu tiesiog mes turim begalę dabar galimybių pasitelkti mokslą ir pasižiūrėti, kad mūsų smegenys, jos tiesiog tada bėgioja, jeigu mes darom kelis darbus vienu metu, mūsų dėmesio centrai, jie tiesiog bėgioja vienas nuo kito ir taip mes save dar labiau išvarginam. Tai pas mane buvo tas vienas darbas vienu metu. Jeigu atsakinėjau elektroninius laiškus, tai atsakinėjau elektroninius laiškus. Mhm. Jeigu, nežinau, rašau, tarkim, tos pačius įrašus į socialinius tinklus, aš susikoncentruoju ir rašau įrašus į socialinius tinklus. Mhm. Jeigu aš darau dar kažką, jau ten sesiją vedi, tai normalu, kad tu ten nesimakaluosi pirmyn atgal. Bet vėlgi, pavyzdžiui, atsirado dienos, kai pradėjau daugiau ir su coachingu dirbti kaip su pagrindinė veikla, atsirado dienos, kuomet aš vedu tik tai coachingo sesijas. Mhm. Vėlgi Koncentracija. koncentracija, taip, vėlgi, kad nesiblaškyti į skirtingas veiklas. Tai tokie atrodytų labai paprasti dalykai, dar beje vienas momentas, turiu pati savo taisyklę, nekeliu telefono ragelio, jeigu kažką darau, pavyzdžiui, atsakinėju į elektroninius laiškus ar rašau kažkokį tai tekstą, nekeliu telefono ragelio tuo metu. Jeigu išskyrus tais atvejais, jeigu skambina šeimos nariai. Mhm. Okay. Mama, tėtis, vaikai, vyras, tada taip. Bet čia yra mano taisyklės. Ta prasme, telefonas, ragelio kelimas galbūt kažkam keistai nuskambės, bet taip yra. Nes anksčiau būdavo, tu pavyzdžiui, ten rašai kažką, dirbi susikaupęs, tau žiūrės skambina klientas ir tada atsiliepi, papasakoji, pakonsultuoji, patari, atsakai į klausimus ir tada tau vėl reikia sugrįžti. Taip, taip, ir tai kainuoja energiją. Ir tai kainuoja energiją. Tai mes jos, telefono batareika, atsiprašau už išsireiškimą, jinai irgi laiko tik tai tam tikrą laiko tarpą, tada reikia pakrauti telefoną. Tai lygiai tas pats yra ir su mumis. Tai mes turim tausoti savo energiją ir išmokti tos dalykus daryti. Okay. O žinai, dar pradžioj pokalbio mes kalbėjom apie įsitikinimus, tu sakysi, ir įpročiai, du dalykai skambėjo labai. Ar yra kažkoks tai metodas darbui su įsitikinimais, kurį tu rekomenduotum, pavyzdžiui, žmogus, kad pats galėtų, tas, kuris klauso dabar mūsų, ar ne, pabandyti atpažinti, kažkaip pabandyti keisti. Jeigu jis neturi resursų ir galimybių, ar ne, nueiti pas specialistą, bet kaip su tuo įsitikinimu galima pabandyti pasidarbuoti? Galvoju, žinok, dabar tiesiog. O gali būti atsakymas, kad tikrai reikia visą laiką to kito žmogaus. Matai, su įsitikinimais, ko gero, visgi reikėtų žmogaus iš šalies, bet čia mano nuomonė. Nes, aišku, gal tenka kokių knygų paskaityti, ar ne, ir pasižiūrėti, kaip su jais dirbti, bet aš kažkaip visgi labiau esu linkusi apie tai, kad visgi reikėtų šalia žmogaus, kuris atspindėtų tam tikrus, tavo tuos įsitikinimus. Nes mano galva įsitikinimas tai yra toks dalykas, sakykime, kuomet jisai tampa tavo savastimi.
taip, logiška. Ir tu tiesiog, nu, va, tu jį turi ir nematai, o kaip gali būti kitaip. Mhm. Taip, tai vienam tada labai sudėtinga vien atpažinti jį. Taip. Tiesiog atpažint sudėtinga, žinai, nes pavyzdžiui, jeigu žmogus turi atsineštą įsitikinimą arba susiformavusi įsitikinimą per labai labai ilgą laiką, kad jisai yra vertingas tik tai tada, kada jisai daug ir sunkiai dirba, Mhm. tai išsiimti iš savęs, kad aš galiu ir sustoti, aš galiu ir pailsėti, aš galiu leisti savo nebūtinai ištisai dirbti tą 16 valandų per parą, ar ne? Tai vat su tokiu įsitikinimu vien tik pačiam savo gali būti pakankamai sudėtinga dirbti. Mhm. Okay, labai girdžiu. Gerai, tvarkoje, čia yra aiškumo, o dabar žiūrėk dar irgi. Gal tu susiduri su kažkokiais tai, nu čia mitais, ar ne, nu, kurie sklando aplinkoje. Ir kaip, nu, jeigu susiduri, tai kaip tu manai, kuo jie yra kenksmingi, ar jie yra kenksmingi, nu, vat tiesiog į šitą temą. Kai kalbam apie perdegimą plačiąja prasme, Taip, man tai va toks, žinai, skamba momentas, kad perdegimas apskritai yra, atsiprašau, išmislas. taip, taip, yra šitos dalies, taip. Ir tai yra iš serijos žmonės išsigalvoja iš neturėjimo, kas veikti, Mhm, ir iš negebėjimo su savimi susitvarkyti. mhm, Tai mhm. aš manau, kad vat šita vieta yra lygiai tas pats mitas, ar ne, kad pas psichologus, pas psichoterapeutus, pas coachingo specialistus eina tik tai silpni, kurie patys su savim nesugeba susitvarkyti. Tai va čia labai paraleliai yra ir su perdegimo sindromu tas pats. Nes jeigu jau aš suprantu, kad man yra negerai, kad aš, na, pats nebesusitvarkau, Taip. bet, tai čia, nu ką kiti pasakys. Tai kaip negi aš dabar pasakysiu, kad aš einu pas specialistą, konsultuojuosi, dirbu su juo, tam, kad pakeičiau savo kažkokį įsitikinimą arba kažkokį tai įprotį, nu, taigi nesąmonė. Taip. Tai, o perdegimas yra visiškai išsigalvotas dalykas, madingas marketinginis, va tokių kaip aš ir tu žodis, kuris, va, kad pritraukti klientą. Iš tikrųjų tai ne. Mhm. Iš tikrųjų tai ne, ir perdegimas išties yra, na, tikrai ta rimta būsena. Taip. Ypatingai jau tas, jau kuris yra, žinai, va ten, nu, mudvi abigi žinom, kad yra tos visos 5 stadijos, ar ne, ir jau ta jau 4., 5 jau ten yra labai rimti dalykai Taip. ir tikrai aš jau ten nelendu. 4., 5 jau yra nebe mano. Jo, čia jau yra čia visos komandos, bet dažniausiai čia jau yra ir nu, medicininių daug dalykų. Nes vat ką aš matau, žinai, iš savo perspektyvos, kad labai sunku būna nu, atpažinti, kur yra perdegimas, kur yra depresija. Nu, jie susipynė jau būna su Jie jau būna susipynę. Taip. jo. Ir tada tikrai čia jau yra, nu, jo, komandos darbas. Tikrai komandos. Aha, na gerai, žiūriu, kad aptarėm mes tikrai daug labai svarbių dalykų. Ir dar, žinai, tai pabaigai visiškai norisi paklausti tavęs, ką tu palinkėtum tiem žmonėm, kurie, na, vat, eina toj perdegimo kelioniai ir galbūt atpažino jau save, ar ne, beklausant dabar, vat, ir iš tokių vat, situacijų, ką tu papasakojai, ką tu palinkėtum jiem? Pirmiausia, tai aš palinkėčiau sustoti ir įsiklausyti į save. Mhm. Mūsų kūnas labai daug mums pasako. Ir net mūsų mintys labai daug mums pasako. Mhm. Tik yra vienas momentas, kad mes per bėgimą mes savęs negirdim. Ir dažniausiai, vėlgi mano manymu,
dažniausiai žmonės nukeliauja tą visą perdegimo kelionę iki va ten tos, negalima sakyti pabaigos, bet va iki tų jau tikrai sunkių situacijų, kuomet reikalinga ir stipri medicininė pagalba ir jau tada ir ligoninės ir visi kiti dalykai. Dažniausiai einami dėl to, kad mes savęs negirdim. Mhm. Ir tas toks, žinai, voverės užsisukimas, mes patys save į tą voverės ratuką įdedam, ar į žiurkieno, ar į kokį tai norim, ar ne. Ir va tada jau, kuomet bėgam, mes nesustojam, mes negirdim, o tam, kad girdėtum, mums reikia sustoti. Mhm. Tai va aš labai linkiu sustoti ir įsiklausyti save. Ir jeigu jau ateina atsakymas, kad ne, aš taip nenoriu, ne, manęs taip nebetenkina, tada drąsiai ieškoti pagalbos, o pagalbos šiuo metu jos tikrai yra. Ir vat pradėti po žingsniuką, po truputį, jeigu neišeina pačiam, yra bičiulių galbūt, kurie labai panašiai išgyvena, labai panašias situacijas, tiesiog dalintis specialistų. Tai mano palinkėjimas būtų sustoti ir įsiklausyti save. Gerai, ačiū tau. Ačiū Jurgita, kad sutikai kontekste, kuriame susitikom, tai gimsta po biškį knyga, kurioje bus sudėta būtent Jurgitos ir kitų specialistų idėjos ir patirtys, kas tas perdegimas, kaip su tuo dirbti, ką su tuo daryti. Tai aš manau, kad čia didelis turtas ir vertė, kad taip atvirai ir atvira širdim, žodžiu, Visiškai. pasidalinę. Tai ačiū už tą didelį indėlį ir pagalbą, kuriant tokį, nežinau, mums visiems tikriausiai reikalingą knygą. Tai ačiū labai tau. Ačiū tau, Ugnė, iš tikrųjų, kad tu ėmėsi šito iššūkio kurti ir rašyti tokią knygą, nes ką aš pastebėjau pati, pradėjus gilintis ir dirbti su šita tema, lietuvių kalba literatūros būtent apie perdegimą yra labai labai skupiai. Tai tikrai reikalingas. Mes lietuvių autorių, kol kas, jeigu tai faktą žiūrint, nė vienos neturim knygos. Lietuvių autorių nėra, taip. Kuri būtų parašyta mūsų būtent kontekste, nes labai svarbu suprasti ir istorinės aplinkybės, ir iš ten ir tos ir nuostatos labai formuojasi ir viskas, tai mes neturim nei vienos. Tai man ir pačiai labai įdomu, bet aš visą tai galiu pažinti tik kaip tu ir kiti žmonės, žinai, dalinasi. Tai yra labai daug. Ačiū labai. Ačiū tau.